Kai vyrai dirba, filmuoja. Nieko nėra gražiau žiūrėti, kaip žmogus dirba. Optimaliausios, geriausios formos, kad nuo pat pradžių galėtume gerai pradėti žaisti. O šiaip, jeigu trumpai apžvalga visos rinktinės fizinio pasirengimo, kokia kreivė vyksta? Ta prasme, būna koks nors ten pradžiai didelis krūvis, tada palaikymas ar palaipsniui kyla ir taip, kad fanai įsivaizduotų, kaip dirba rinktinė. Šiek tiek, kad būtų tas pirmas ciklas buvo toks įsivažiavimo, palaikymo ir šiek tiek pačios funkcijos pakelimo, kad paskiau tas, kai buvo nusodinimas, kai buvo sunkesnės treniruotės, kad truputį pasodinti jos, kad būtų kokybiškesnis darbas. Tada po pasodinimo šiek tiek buvo tas atsigavimo toks laikotarpis, kad ateit vėl prie kokybės, prie greičių. Ir dabar, kai prasidėjo varžybos, stengiamės palaikyti greičius didesnius, kokybiškesnį darbą. Tai dabar tokių kaip rimtų štanginių mažiau būna, ne? Tos kaip rimtos štanginės, tai vėl skirtumas yra tas, kad štanginėse dirbam galingumui. Ką pradžioj darėm hipertrofijai, jėgos ištvermiai, dabar darom galingumas jėga. Tai tas darbas nėra, kad jisai lengvesnis, bet jie... Supratau, tai ir pratimai tokie, kad krepšininkai judėti staigiai turėtų, ne? Staigumas, veržlumas. Taip. Bet, sakykime, va šiandien, kaip yra tokia atsistatymo treniruotė, tai vėlgi tai paprasti funkcionalūs pratimai, ar nugarėlė, presas, kokios silpnesnės vietos pastiprinimas. Tai nėra pakrovimo diena, yra tik tokia atsistatymo, kad vėl tarp varžybų, nes turim 3 varžybas iš eilės, krūvis nemažas, kad ir pasiruošimo etape, bet vis tiek nėra mažas krūvis ir kad atsistatyti, kad galėtume, kaip sakiau, varžybose būti šviežus ir energingi. O čempionato metu numatomi kažkokie kritimai fizinės formos ar kaip? Nors kaip čempionatas, kad ir ilgas, sakykime, trukmė didelė, bet stengsimės palaikyti tą formą. Nebus, kad jau šokinėtų aukštyn žemyn, nes kiekvienos varžybos yra svarbios ir negali apskaičiuoti, kad kažkur ar galėtum sau leisti, kad ta forma nukristų, kad paskiau kažkada pasieksi aukštesnį. Turi būti aukšta forma ir ją kiek galima ilgiau išlaikyti.